Nu ką, sveiki gyvi. Šiandien bus nedidelė apžvalga Kaviš CIT 800 stendo ir CRI 250 purkštukų testavimo toks kaip mėgėjiškas stendas. Aš esu iš tų žmonių, kur savo mašinas nelabai servise palieka, aš geriau ilgiau tvarkausi, bet susirandu pats atsakymus į iškilusias problemas, labai retai mašinų servise atsiduria tiek savo, tiek tėvų, tiek artimųjų, kartais kartu tokių dalykų, jeigu yra vietos, sakykime, kad ir esu keibulistas, bet yra vietos, sakykime, galimybė pasidėti ir laikyti. Tokį dalyką kartais atsitinka, kad mašina atvažiuoja su keibuliniu remontu ir turi kažkokią bėdą, ar tu išgirsti ir tiesiog pasiūlai ir iš šono dar pasidarai papildomus pinigus. Aišku, tai neatstos kažkokio profesionalaus, stebuklingo ir panašiai stendo, bet jau esminėje pradžioje galima pasidaryti. Tai ką, įsivariau stendą į vidų, kad geriau matytųs, nes laukia saulė šviečia. Šitas stendas yra skirtas tiek selenoidų, tiek piezinių elektro purkštukų testavimui, bet kiek pasakysiu, kiek pažiūrėjau šitam ir žmonių atsiliepimuose, lyginai tas pats man, ta piezoelektrinių sritis purkštukų yra labai silpna ir kartais neveikia arba iš vis pareina. Tai galima keliasdešimt eurų susirasti pigesnį su vienu išvadu selenoidiniams purkštukams. Selenoidiniai, tai čia magnetiniai arba ritiai. Ir kartu darbo režimai, nes, sakykime, čia yra paruošti darbo režimai, Bosch elektrinis purkštukas, tai čia turi omeny, kad selenoidiniam išvadui čia impulso plotis arba kiti turbūt kiek ilgai paduodamas impulsas. Tai tas pats ir ant piezinių yra, tai tokie yra paruošti pradiniai, yra dažniai, aišku, atsidarimų skaičių reguliuoja pats, bet yra laisvos, užkūrimas, vidutinis, maksimalios apkrovos ir yra count skaičius, tai reiškia, kiek kartų purkštukas atsidarys visų testavimo metu, sakykime, 17 kartų per sekundę, tūkstantinių signalų pločių, man atrodo, maksimalus plotis 5000, bet 5000 yra perteklinis, nes, man atrodo, purkštukų didžiausias traktuojamas, man atrodo, 2000 viršaus. Yra paruošti keli purkštukų tipai, tai ten Boschas, Denso, Siemensas, Delphi elektrinis, o čia jau piezo Bosch, automatiškai šitą sritį dirba, piezo Siemensas, piezo kiti. Kas liečia su piezo turi tik tai darbinius režimus. Pavyzdžiui, jeigu pasimat elektrinį, atsiranda vienas papildoma funkcija testavimui. Tai čia, jeigu gerai atsimenu, ritės talpa, ta induktyvumas ar kažkas tokio, tai galėsi testuoti kaip selenoidinis purkštukas, kaip susidėvėjus ritį. Kiti režimai yra čia plius minus panašus, tik tai tos srovės paruoštos selenoidiniam. Pieziniui tikrinau ir jis tai veikia, tai neveikia, išskyrus pajungiau, kada blogą purkštuką žinojau, kad trumpintą, tai išmeta short. Tai reiškia, kad trumpintas purkštukas ir testavimų neina atlikti. Bet pačių testavimų šitą, sakykime, toks kaip pradžia yra geras. Stendas konkrečiai skirtas tik piezo elektriniams purkštukams. Turi varžos testavimą. Tai reiškia, per fiškę, va šitaip kaip pajungta, testuoja varžą. Paskui yra capacity, tai šito selenoido talpa. Tai šitas stendas yra tik skirtas piezinių testavimui ir turi iki gyvo testavimo papildomų testų. Va, matome prie 100 voltų, kokia yra varža. Ir kiek sukasi, kiek žinau, šitam purkštukui yra tarp 40 ir 70 per ritį. Paskui yra capacity, tai šitą talpą, čia kaip šitų kondensatorių, galima matuoti talpą. Tik minusas, kad reikia kažkokiam katalogę žinot, bet man atrodo internete eina, aš Siemensų neatsimenu, buvau skaitęs. Paskui insulation, tai yra varža pramušimas, aišku, dabar yra blogai pajungta. Prisijungi prie vieno ritės ir yra specialus
jungi prie korpuso ir matuoji, ar purkštukas nepramuštas. Purkštukas rodo varžą begalinė arba virš 100 ohmų. Reiškia, purkštukas geras, šitą tikrai atsimenu. Tai šitas irgi gali įvertyti, jeigu teoriškai šitam stende žemiau 100 megaohmų, 100 megaohmų, tai šitas purkštukas parodo, kad šitas purkštukas yra šortintas. Galima irgi testuoti per korpusą arba patirti. 4 testo negaliu padaryti, nes reikia specifinį dalyką nusipirkti. Nusiperki, išsiardai purkštuko piezoelektrinę dalį, įsideda speciali skalė, įsijungi ir nuo žemiausių voltų iki 170 voltų, tai aišku, mes to nematysim, nieko negirdėsim, bet esmė tokia, žiūri, ar visa amplitudė ir kiek ten ta skalė kraiposi, kiek piezoelektrinis tas vožtuvas pajėgia pajudinti tą skalę matavimą ir tu gali įsivertyti, ar purkštukas juda visa eiga ir ar nėra užstrigimo ir ar, sakykime, realia maksimaliai eiga juda, nes galimas daiktas, kad, pavyzdžiui, kažkiek pradeda nejudėti, o naujas purkštukas, pavyzdžiui, vis dar juda, tai galima irgi įvertyti. Purkštukų testas. Tai yra tas pats, kas čia, tiesiog nėra paruoštų pasirinkimo kombinacijų, tai reikia plius minus žinoti savo purkštuko teorinį maksimalų šitą plotį, to signalo pulso ilgį, tai tu gali įsivertyti irgi, bet reikia irgi žiūrėti purkštuko nesusidegyti, nes viskas, kas skaičius šitom, kur nanosekundėm ten kyla, tai automatiškai kelia purkštuko temperatūrą. Tai praktiškai, kaip bebūtų, šitas aparatas irgi kaip ir šitas gali iki 5000, bet 2000 turėtumėt neperlipti. Sakykime, visko tu nepasidarysi, nes, pavyzdžiui, piezoelektriniai purkštukai turi tokią savybę, kad piezoelektrinis purkštukas, jisai užkūrime, sakykime, generuoja tarp, sakykime, 250-400 barų, maksimaliam darbo režime 1600 barų. Tai jau šito mes nepatikrinsim, bet tačiau galim įsivertyti, ar purkštukas pralaša, ar purkštukas atsidarinėja, ar purkštuko srautas teisingas, tai sakykime, jeigu ten 4-skylis purkštukas, ar iš visų 4 angų išpurškė, ar į visus darbo režimus vienodai reaguoja, nes, pavyzdžiui, mažum pastačius ant 400 bangos pločio 5 Hz, gal ten viskas puikiai dirbs, bet, sakykime, pastačius 20 Hz, jau pradės purkštukas su tokiu pločiu nesusidorot, su pločiu susidorot, bet su atsidarimo dažniu nesusidorot, arba vice versa, atvirkščiai pastačius 5 Hz ir padarius, sakykime, maksimalios apkrovos režimą, ten pastačius kokią tą 1500 bangos, tą signalo plotį ir gali pradėti ant, pavyzdžiui, tas purkštukas slakyti, liet arba kažką tokio. Tai praktiškai 90% purkštukų galima būklę įsivertyti. Dabar bandysiu pademonstruoti. Tai dabar pavyzdys. Pasiruošiam, jungiam, gaunasi nėra. Tai dabar vienas testas, paimsim, nustačiau 400 plotį, 5 Hz, susipumpuosim slėgį iki kokių 400 ir žiūrėsim, kaip purkštukas elgis. Dabar matau, kad purkštukas nepraleidžia, viskas gerai. Kaip matom, šaudo, valiai slėgis jau čia pradėjau beveik neatsidarinėti, jau ir kuro nepaduoti prie 200. Dabar sustabdom, padidinsim, paliksim 5 Hz, padidinsim iki 1000 bangos tą plotį arba signalų davimo ilgį. Pakelsim iki kokių nedaug. Kaip matom, ilgiau atsidaręs, įrašė nesimato, bet jau konkrečiai matau, kad siūlas yra griežtesnis ir tvirtesnis. Sakykime, kad geriau matytųsi, nes čia 5 Hz, pastatysim į 1 Hz, pastatom
į 400. Skelsim apytiksliai iki 400. Matau, kad šauna gerai, bet neįžiūrau spindulio nieko. Nematau, matau tik tai, kad garas plačiai skleidžiasi prie 400. Susistabdom, pasikeliam iki 1000. Tai va tokius apytikslius darbo režimus reikėtų žinoti, nes šitam stende nėra paruoštų. Vėl susikeliam apytiksliai iki 400. Dabar matau visus 6 siūlus. Slėgis greičiau dingsta, nes pirmai, kaip matėm, krito, nes jis automatiškai kuro daugiau panaudoja vienam šūviui. Bet stringai visi daugmaž vienodi. Aišku, labai gerai yra kažkokį kibirą, dar ne kibirą, bonką turėti, tai matai, kaip į visas sieneles atsimuš. Ir kaip matom, greičiau. Va dar kartą susistabdysiu. Apytiksliai 400. Per 6 kartus grubiai išsišaudė visas slėgis. Dabar sumažinom iki 300. Sukelsim iki apytiksliai 400 barų. Matom, krenta po mažiau. Čia, kiek žinau, plius minus šitas piezinis purkštukas veikia gerai. Čia yra vienas, man atrodo, perdegęs, vienas blogai veikiantis pas mano tėvą, konkrečiai čia iš Fordo. Tai tiesiog mano tėvas toks panašiai kaip ir aš mąstymu, paėmė jisai visus ir pakeitė purkštukus. Šito stendo neturiu šiuo momentui, kaip pademonstruoti, nes neturiu šito ritinio purkštuko. Bet su pieziniais jisai grybą pjauna. Kartais atsidarinėja, jungiau, kartais matyt nepaėgė srovės ar kažko sukelt, net negirdėt, kaip čia, pavyzdžiui, girdisi aiškus purkštuko kakšėjimas, o ten jau vos nereikia ausį prisikišus. Aišku, galima sudegyti, su šituo reikia iš karto perspėjimas nerizikuoti. Jeigu pajungi ant magnetinės girdėt, kaip kaukši ir piezo purkštukai, bet jie kaukši ne tuo kažkokiu kitokiu garsu, nes reiškiasi srovės turbūt dažniai netitinka ir jis dirba ne taip, kaip priklauso. Bet va tokie smulkų, sakykime, ir nebrangus aparatai DIY mėgėjui, paprastam žmogui, kuris pro retą kažką nori pasidaryti, gali ir sprendimas. Aišku, su šituo aparatu mes negeneruosim štuką 600 barų, bet kaip ir žinome, piezoelektriniai purkštukai dažniausiai veikia keliuose skirtinguose režimuose, kai šiuo atveju, žinau, Siemens purkštukai užkūrimas yra apie 2400 barų, priklausomai nuo temperatūros 8200 barų laisvas režimas, maksimaliu važiavimu tarp 1500–1800 barų dirbantis purkštukas. Tai praktiškai įsivertinęs skirtinguose režimuose ir panašiai, jau tu gali įsivertyti. Pavyzdžiui, čia dabar nepapuolė, pas man neturiu tokio purkštuko, kad parodyčiau, bet internete mačiau, kai pavyzdžiui užkūrimo šituos parametrus padaro, atrodo viskas gerai purškia, kilstelė daugmaž iki 500–600 barų ir paleidžia, kad ir po 1 Hz žiūrėti, kaip purškia ant standartinio režimo bangos ilgyje ir pradeda matytis, kad į vieną pusę purkštukai pušia gerą miglinį tokį kaip lazerį, o kitoj pusėje nesimato. Reiškia, rodo, kad viena pusė yra šiek tiek apžėlus ir apaugus, mažam bangos plotį tu nematai, atrodo lyg ir viskas gerai, o kada padaro ten 1000 to nano ar ten mikrosekundžių tą signalo ilgį ir pradeda matyti, kad purkštukas į vieną pusę labiau paduoda negu į kitą. Čia kaip DIY, man atrodo, tokie dalykai išties verti ir prasmingi turėti. Šiandien video tiek, dėkui ir iki.